Labukas visiems. Mano vardas Jolanta. Gyvenu Danijoje. Myliu beprotiškai gėlės. Ir atvažiavau į gėlių parduotuvę, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį. Apsipirkt, pažiūrėti, kas naujo, kas gero. Ir nusprendžiau pasidalinti su jumis. Taigi, einam pasižiūrėti. Štai ta gėlių parduotuvė. Štai pardavinėja vazonus, pagal kainos, kam įdomu. Pasižiūrėkim. Danijos krona, kas nežinot. 1 euras 7,5 kronos maždaug. Čia visokiausių sodo figūrų. Iš tikrųjų, senai buvau Lietuvoje, tai net neįsivaizduoju, kokios kainos Lietuvoje. Netgi būtų įdomu palyginti. Rašykit, dalinkitės, ar čia pigiau, ar ten pigiau pas jumis, kas Lietuvoje gyvena, o gal atsiras žmonių, kurie gyvena kitose šalyse. Oi, kokia faina va. Fainas alyvmedis. Beveik 100 eurų kainuoja. Našlaitis. Už 12 štukų vazonėlių 70 kronų. Arba 1,7 kronos. Visokiausių spalvų. Oi, čia kokios gražios. Čia gal reikėtų ir nusipirkti kažką. Ir kiek jų kaina? Už 10 galiukų 20 kronų išeina. Labai nerealios tos spalvos. Nors gal nelabai tinka, bet... Ojei, kokios gražios. Aš, man atrodo, namie dar turiu kelias, tai tos geltonos dar labai fainos. Na, kai ketvirtadienis atvažiuoju, tai niekados negrįžti tuščiom rankom. Žiūrėsim, ko šiandien rasim. Štai gėlytės, šitokių namie daug turiu. 5 štukos 50 kronų. Šitas labai gražios, net neįsivaizduoju, kaip jos vadinas lietuviškai, gal žinot kas. Tai dalinkitės, parašykit, labai gražios. Anemonė. Samanos. Citrinmedžiai. 200 kronų. Kaip ir mandarinai, klementinai, oranžė 2,5 šimto. O kas čia toksai labai įdomus, bet citruso. Jisai pradžioj būna ne geltonas, taip išeina. Lime, citron. Kokie įdomus vaisiai dar ir žiedai, va. Ai, jie pradžioj būna tokie, vat, o paskui pažaliuoja, vat.
faini, nesu mačius dar. O kokie mandariniukai čia. Našlaičių įvairiausių. Jukos didelės, o kažkiek kiek tos jukos kainuoja. Juka 1000 kronų kainuoja. Net puokščių kiek pridaryta pavasarinių. Tas man labai patinka, aš irgi žadu pat pradėti daryti, bet niekaip to laiko neužtenka. Va kokie. Mirta, va šitą tai tikrai nusipirksiu. Rozenmirta. Labai fainas augaliukas, eiktų savo. Labai gražus. Kiek žinau, kad jinai kambarį auginama kažkada. Vieną kartą nusipirkau ir laukia palikau. Tai nušalo man. Na, išsirinkim. Gal pirmą tą, kur paėmė ir pasiimkim. Fantastiškas. O va ten tikroji mirta. Šiaip palei mano horoskopą man tinka mirta. Eik tu savo, kokie fainus. Bet tai brangesnė. O jeigu dar viduj kažkas bus, ne, reikia pasiimti. Jau senai svajoju. Kurį čia iš kitos pusės apeit pažiūrėti. Čia dar kokios gražios gėlės, fantastiškos. Kur blioms, tai čia kaip vazonėlių gėlės. Ai, va čia pericalis vadinasi, va kaip vadinasi. Afrikietiškas paukščių pienas, šitos vadinasi. Kažkada turėjau, bet taip nuvyto. Apie ją niekur neprašyta, kaip auginti. Nu, eina mirta rinktis. Va tava graži. Ir su žiedelis jau. Labai gražu. Kamelijos gražios kokios. Vat nusipirkau. Man žiedai jų sumažėjo. Vieną turiu kameliją namie, bet naujus lapus labai gražiai pradėjo leisti. Netgi yra keli trumpi video pas mane įdėti su kamelija. Ten kokie balti gražų žiedai. Ojojoj. Kamelija sako, reikia auginti lauke. Aš ją kambarį padėjus. Fantastiški žiedai, pilnaviduriai kokie. 200 kronų kainuoja. Oi, koks krūmas va didelis, gražus. Ir kainuoja 2500. Ir visos plantacijos gėlių puoštis pavasarį kiemą. Nu, pradžiai man užteks šitų gal, dar pasižiūrėsim kažką gal gražaus rasim. Pelargonijas. Nepažįstu šitų cinerarija, bet gražios labai.
Lauko gėlių per daug aš neturiu. Pagrinde auginu kambarinės gėlės. Dievinu tiesiog. Aišku, ir lauko dievinu. Bet visur reikia laiko, gal kažkada. Ir patinka, kai gėlių nereikia kiekvienais metais sodinti, daugiametės, kad būtų. Mat kokie žiedai. Čia pagrindė visi prieskoniniai augaliukai. Lauramedis, vat matosi. Timienas, kaip jisai net lietuviškai vadinasi, nežinau. Čia visokiausių. O ir pomidorai jau. Jau ir pomidorai auga. Gal kokį vieną irgi prigriebt, parvežti, pasodinti šiltnamį. Nes pati turiu pasodinus, bet labai dar mažiukai pas mane. Dažnai būna, kad vazonėlį būna po 2 įdėta. Pasodinta, sakau, gal rasiu ir dabar. Bet ir radau, jaučiu. Kad ir mažesnis. Bet 2 už tą pačią kainą. 25 kronos kainuoja. Va čia dar liktai matosi 2. O šitie irgi įdomus. Nu, paimkim tada 2. Va. Sparčiai kokie gražūs. Ramunėlės. Lietuviškai iš tikrųjų pavadinimų ir nežinau. Rašykit įdomu, o čia labai įdomus. Vaško gėlė vadinasi. Čia kaip spigliuotis. 90 kronų. Ateičiai norėčiau tokios. Na, einam vidun pažiūrėti. Nu, visokios figūrėlės keramikinės į sodą, kainos kokios. Ir laistytuvai, vazonai. Na, o čia sėklas. Šiandien laiko per daug neturiu, tai sėklas neįsim. Turėsiu jau ką veikti namie. Trąšos, sėklos, papuošimai. Dirbtinės gėlės, vat. Kalnas dirbtinių gėlių. Beje, rašykit, tikrai įdomu, kokios kainos Lietuvoj ar kitose šalyse, pasidalinkit visi. Parodysiu maždaug kokios čia. Vienas euras 7,5 kronos. Ir ateiname mano mėgstamiausią zoną kambarinių gėlių. Mini orchidėjos 30 kronų. Taip, orchidėja su 2
šakelėm ar dvi čia. Ne, netgi vieną šakelę su žiedu 60 kronų. Begonija 140 graži. Aš kartais gal nusuku kamerą, nes užsižiūriu į gėles ir pamirštu, kad filmuoju. Čia už 5 mažus vazoniukus 50 kronų arba 1,13 kronų. Tie 6 cm vazonėliai. Šiaip visada nusiperku iš tų mažų kažką, bet tai, kad šiandien kažkaip niekas nekrenta į akį. Čia sukulentų daugybė. Jo labai visokiausių daug skirtingų. Mano nuomonė nėra labai brangus. Už šituos 30 kronų tai tikrai nebrangu. Tikrai būtinai parašykit, kiek Lietuvoje kainuotų. Čia jau didesni 90 kronų. Na ir ką mes šiandien nusipirksim iš kambarinių gėlių. Begonijos. Kongė begonijos, karališkos begonijos. Begonijos beje, gal kokį lapuką rasiu nukritusi. Labai nelengvai, bet dauginasi iš lapų paprasčiausiai. Lapelį padėjus ant žemės ir padarius šiltnamio efektą. Jos išleidžia daug vaikiukų. Bet jinai nerealiai graži. Aš tikrai noriu jos vienos. Nerealiai. Dar štai sukulentų. Turiu va tokį kaip kaktusą sukulentą, bet jisai man kažko prastai auga. Ir aš dabar bandau suprasti, ar jam tik matyti reikia daugiau šviesos. Aš jį padėjus pavėsi. Vėl vazonai. Aloje. Oi, va šito kaip aš noriu. Čia yra papartis. Vilko pėda. Išvertus vadinasi kažkas panašaus. Na, grįžus namo sužinosiu, nerealiai gražus irgi. Dabar paskutiniu laiku pamišus ant paparčių, mokinuosi juos auginti. Ir dar vieną matau gėlę, kurios noriu. Ai, tai tas, kur pasiėmiau, taip ir vadinasi, vilko pėdos papartis. Ir monsteros noriu. Šitos. Kainuoja 40 kronų. Nu, šiandien įtariu bus viskas.
Jau apsipirkau gan neblogai. Dabar tik nuveit pasižiūrėti, čia visada būna gėlytės su nuolaidom. Nu, ir ką mes čia turim? Irgi paparčiukas. 10 kronų pasiimkim. Turiu tokį vieną, bet irgi prastai augantį. Orchidėjas. Nu, 100 kronų. Biški daugokai. O kiek tu? Labai fainas kaktusas. 25 kronos. Nu, jau šiandien per akis gėlių. Čia kaip ir drakono vaisiaus kaktusas turėtų, bet už tokią kainą, nu kaip jo nepasiimt. 10 kronų tik tai kainuoja. Čia visi plėšrūnai augaliukai. Aš su jais nemoku draugauti, o kas čia? Čia labai įdomus 20 kronų. Bet neparašyta, kas toksai. O Dieve, šitos gėlytės tik tai 10 kronų. Na, aš tokių turiu namie ir jos prieš tai tokią didelę sumą mokėjau, dabar tik 10 kronų. Būtinai pasiimt. Vieną būtinai pasiimt. Mano vyras mane pamatys, tai nežinau, ką man sakys. Bet nu kaip atsilaikyt? Kaip atsilaikyt prieš tokį gėlių grožį? Ir va čia, va, nu, irgi gan įdomus kažkoks augalas. Labai įdomus lapai, žiūrėkit. Viskas, bėgam iš tos parduotuvės. Šiam kartui tiek. Šparagas didelis, tokį mažą turiu, kaip gražiai atrodo. Kiek jis kainuoja? 120 kronų. Ai, va, didelis, 200 kronų. Visokiausių indų daryt, sodint gėlytėm, daryt puokštes. Gan nebrangus iš tikrųjų. Čia visokiom dekoracijom, sausos gėlės. Dėkoju. Jeigu kam įdomu, bet pasižiūrėsim kainas. Sako, ant buketo turi būti 30 kronų. Čia kaip stabilizuotos gėlės, aš manyčiau. Oi, netgi 60 kronų. Oho. Daug. Tai kiek puokštė tokia turėtų kainuoti, jeigu padarai puokštę parduoti?
Nu, vat ir ateinam dar prie gyvų skintų gėlių. Maža paroda. Kronų. Šiaip per buketą pagrindė 25 kronas ir gali puokštę pasidaryti vat, iš visokiausios žalumos ir gėlyčių. O yra ir puokščių tenai. Gražios rožės. Kreminės spalvos 90 kronų. Už puokštę irgi 100 kronų. Ir mano mylimiausios raudonos rožės ilgos 100 kronų. Na ir prie kasų. Štai mano visos dienos šio karto pirkiniai. Ir gal bus šiam kartui tiek. Dėkui, kad žiūrėjot. Geros dienos visiems. Rašykit, komentuokit. Bus labai įdomu sulaukti jūsų atsiliepimų.